tavimi, aš visai nejaučiu kalėdinės nuotaikos. Kur tavo kalėdinė apranga? Ar šis pakabutis atstoja kalėdinę girliandą? Tikrai ne, Simona. Aš nešioju, kaip matai, mokyklinę uniformą, kuri yra privaloma kiekvienam žiburiečiui. Bet manau, kad mados kritikės pagavo keletą žmonių, kurie juos nešioja. Pasižiūrėkime. Kadangi man neužtenka pakalbėti apie vieną renginį, aš negaliu praleisti ir progos pakalbėti apie kalėdinį mūsų gimnazijos mokinių stilių. Iš tikrųjų, visi kalėdiniais megztiniais, kelėm, šalikais, kepurėm gražu žiūrėti. Bet mes pastebėjome vieną trečioką Benjaminą, kurio megztinis pasisekęs jau per visą Lietuvą. Taip, kad šiandien pakalbinsim jį, kas, kaip, ką ir už ką su tuo megztiniu. Jau seniai pastebėjau mūsų madistės reido, kad nešioji kalėdinį megztinį. Kodėl? Man patiko, kad pabrėži šitą vietą, kad aš seniai jį nešioju. Jau matosi, kad pirmas lokį jau nusipirkęs. Aš būtent taip ir norėjau, kad tu apie taip užsimintum. Mes pastebėjome, kad prieš savaitę, gal truputį anksčiau, vienas garsus Lietuvos muzikantas Marijonas Mikutavičius išleido naują singlą kalėdinį, apsidabinęs lyginai tokiu pat megztiniu. Ką tu į tai? Aš manau, visai kaip pasiturintis žmogus galėjo nusipirkti kažkokį normalesnį megztinį. Galėjau pagal jį specialų sakymą galėjau nusipirkti. O tavęs nežeidžia tai, kad tave kopijuoja? Tikrai toks nemalonus jausmas. Jaučiuosi daug mažiau unikalus. O pavyzdžiui, jeigu Marijonas Mikutavičius būtų paprašęs tavo kaip stilisto nuomonės, ar būtum pasiūlęs jam tokį megztinį ir nebūtum gal tada jau taip nusivylę? Ne, nebūčiau jam siūlęs, nes nebūčiau norėjęs, kad jis būtų tokį patį apsirengęs. O dabar, pavyzdžiui, šalia priešais tave sėdi tavo draugas Vaidas Celiešius. Ta prasme, jis tokiu pat megztiniu, kaip į veidrodį atrodo, žiūrėk. Ką tu į tai? Jis jau ne kaip draugas, jau kaip brolis jau viskas. Tai jau nepikta dėl jų? Ne. Malonu. O dabar, Vaidai, tu papasakok, kaip tu čia dabar, ar buvo išpardavimas, ar čia specialiai susitarę pirkot, iš kur toks megztinis ir pas tave? Aš gavau nuo kalėdų senelių. O gal tas kalėdų senelis ir buvo Benjaminas? Ne. Tai va, mėrėjai Žiburio žinių žiūrovai. Mūsų gimnazistai tokie madingi, kad juos nebijo kopijuoti netgi pačios ryškiausios Lietuvos estrados žvaigždės. Šis megztinis tarsi simbolis jau, kuris vienyje Benjaminą ir Vaidą. Ir tikimės, kad jūs daugiau nekopijuosite jų, o tik gražiai pasigrožėsite mūsų mokyklos gimnazijos vaikinais, taip pat kitais žmonėmis, kurie pasipuošia kalėdinę nuotaiką. Lukas siunčia jums didžiausius kalėdinius linkėjimus ir aš linkiu per kalėdinį sezoną išlikti madingais ir laimingais. Ane, Lukai? Taip, linksmų švenčių.